Laiptukas LT pristato. Laiptų projektavimas, pirma dalis. Pademonstruosime, kaip taisyklingai projektuojami laiptai. Dažniausiai mes turime tašką A, iš kurio reikia patekti į tašką B. Turime tašką A, iš kurio reikia patekti į tašką B. Jeigu laiptai yra tiesus, angos dydį aprašo du parametrai. Tai yra angos aukštis H, šiuo atveju yra 3 metrai, ir angos ilgis L, šiuo atveju yra 5 metrai. Pakopų skaičių pažymėkime N, pakopos aukštį pažymėkime H pakopos, pakopos plotį pažymėkime L pakopos. Gauname formulės. Jeigu norime apskaičiuoti pakopos aukštį, tai yra angos aukštį padaliname iš pakopų skaičiaus plus vienetas, H pakopos yra lygu H padalinta N plus vienetas. Jeigu norime gauti pakopos plotį, angos ilgį padaliname iš pakopų skaičiaus. L pakopos yra lygu L padalintas iš N. Taigi mūsų angoje teoriškai pradedame skaičiuoti nuo vienos pakopos. Tai yra N yra lygu vienetas. Tada pakopos aukštis H pakopos yra lygu H padalinta N plus vienetas, 3 padalinta 1 plus 1, gauname 1,5 metro. O pakopos plotį L pakopos gauname 5 metrus. Tai mūsų pirma teorinė pakopa, kurios aukštis 1,5 metrai, o plotis yra 5 metrai. Toliau einame prie dviejų pakopų, tai yra N yra lygu 2. Tada pakopos aukštį suskaičiuojame, jau statome N2. Gauname, kad pakopos aukštis yra 1 metras, pakopos plotis gaunasi 5 padalintas iš 2, 2,5 metro. Taigi turime savo dvi pakopas, kur aukštis yra 1 metras, plotis yra 2,5 metro. Toliau einame prie 3 pakopų, tai yra N yra lygu 3. Tada pakopos aukštis pagal formulės gaunasi 0,75 metro. Pakopos plotis L pakopos gaunasi 1,6 metro. Turime 3 pakopos, aukščių 0,75 metro ir pločių 1,6 metro. Galime sudaryti laiptų lentelę. Mūsų angai, kur aukštis H yra lygu 3, L yra lygu 5. Taip, mūsų laiptų lenteliai pirmoji grafai būtų pakopų skaičius N, antroji grafai būtų pakopos aukštis centimetrais, formulė įrašyta, ir pakopos plotis irgi centimetrais. Mūsų viena pakopa aukštis plotis, antra pakopa aukštis plotis, trečia, ketvirta ir taip laiptų lenteliai einame iki, sakykime, 20 pakopų. Suskaičiavome, kai yra 20 pakopų, koks būtų pakopos aukštis, pakopos plotis. Prieiname prie 63 taisyklės. Yra tokia Blondelio 63 laiptų taisyklė. Nikola Francois Blondelis buvo pirmas architektas, kuris studijavo santykį tarp pakopos aukščio ir pločio. Čia yra jo portretas. Išmatavęs vidutinį žmogaus žingsnio ilgį, jis įvedė patogių laiptų taisyklę. Tai yra 2 kart pakopos aukštis plus pakopos plotis turi būti apytiksliai lygu 63 cm. Tai yra Blondelio 63 taisyklė. Tai mes turime savo laiptų lentelę ir mes galime suskaičiuoti 63 taisyklę. 63 taisyklė būtų 2 kart pakopos aukštis plus pakopos plotis. Gauname parametrus kaip pakopų skaičius 1, 2, 3, 4, 5 ir suskaičiuojame visus parametrus 20 pakopų. Koksgi yra atsakymas? Kas yra arčiausiai 63? Arčiausiai 63 yra 62,7, kai pakopų yra 17. Tai va, kai pakopų yra 17, pakopos aukštis yra 16,6, plotis 21,4 ir arčiausiai yra 62,7. Taigi, suskaičiavimo laiptų lentelę, kai angos aukštis 3, angos ilgis 5 metrai, pritaikėme 63 taisyklę ir gavome, kad pakopų skaičius N yra lygus 17, pakopos plotis 29,4 cm ir pakopos aukštis 16,6 cm. Galime pavaizduoti šitus laiptus mūsų. Dabar sumažinkime N-gą ir suskaičiuokime laiptų lentelę, kai mūsų aukštis bus 3 metrai, o angos ilgis jau yra mažesnis, jau yra 4 metrai. Suskaičiuojame laiptų lentelę, pritaikome 63 taisyklę ir mūsų atsakymas. Arčiausiai 63 yra 64,1 lentelė, kai pakopų yra 15. N yra lygu 15 ir tada yra arčiausiai 63. Suskaičiavome laiptų lentelę, kai
angos aukštis 3 metrai, angos ilgis 4 metrai. Pritaikėme 63 taisyklę ir gavome, kad pakopų skaičius ten yra lygu 15, pakopos plotis 26,6, pakopos aukštis 18,7. Tai yra mūsų laiptai, sumažinta anga, angos ilgis, kaip matot, 4 metrai. Dar sumažinkime angą ir suskaičiuokime, kai angos aukštis yra 3 metrai, angos ilgis yra irgi 3 metrai. Tai yra mūsų laiptų lentelė, tai yra mūsų 63 taisyklė ir pagal atsakymą ieškome, kad arčiausiai 63 yra 61,4, kai pakopų yra 14, bet čia mums trukdo 25 taisyklė. Skaičiuodami laiptų lentelę, kai aukštis 3 metrai, plotis 3 metrai, pritaikėm 63 taisyklę, gavome parametrus, bet dar yra 25 taisyklė, kuris skelbia taip, kad pakopos plotis be užmetimo neturi būti mažesnis negu 25 cm. Nes pagal mūsų 63 taisyklę matome, kad pakopos mūsų jau plotis yra 21 cm. Tai yra be užmetimo pakopo minimum turi būti 25 cm. Taigi, suskaičiavome lentelę, kai 3 metrai aukštis, 3 metrai angos ilgis, pritaikėme 63 taisyklę, gavome, kad ten 14, pakopos plotis būtų tada 20, pakopos aukštis 21,4, bet pritaikę 25 taisyklę, iš laiptų lentelės gauname, kad teisingas atsakymas n yra lygu 12, kai pakopos aukštis 23 ir pakopos plotis 25, nes pakopa negali būti mažesnė negu 25 cm. Taigi, susidurime su laiptų statumo kategorijomis. Visą laiką mažiname angą ir matėme, kad laiptai visą laiką statėjo ir parametrai visą laiką blogėjo. Matome, kad mažėjant angos dydžių laiptai darosi statesni. Susidurime su statumo kategorijomis. Tai yra laiptų statumas, pakopos aukštis, pakopos plotis. Tai būtų pirma kategorija, kai pakopos aukštis yra 17-18, pakopos plotis yra 28-30 cm. Toliau yra antra kategorija, kai pakopos aukštis 18-19, pakopos plotis 26-28 cm. Trečia kategorija 19-20, 25-26 ir ketvirta kategorija, kai pakopos aukštis yra virš 20 cm, o pakopos plotis yra mažiau 25 cm. Mūsų laiptų statumo kategorijos, tai mūsų pirmai angai su aukščiu 3 metrais, ilgiu 5 metrais atitinka pirmą kategoriją, mūsų antra anga, kai jau sumažėjo angos ilgis iki 4 atitinka antrą kategoriją ir jau trečia anga, laiptų statumas atitinka trečią, ketvirtą kategoriją. Kokios yra laiptų formos? Pagal sukimosi laiptai skirstomi, galim pasakyti tiesus, tai tiesi forma, kad tiesus laiptai, L formos laiptai, panašu į L raidę sukasi. Ir U formos laiptai. Tai kai laiptai apsisuka 180 laipsnių kampu. Kiekvieni laiptai turi savo lipimo linijas. Čia yra tiesių laiptų lipimo linija, čia yra lipimo linijos U formos laiptų. Lipimo linija tai yra linija, kurią žmogus turi lipti lipdama šitais laiptais. Tai yra taisyklinga lipimo linija. Taigi, paskaičiavome įvairius parametrus įvairiom angom. Ir nuo to susidurime, kad gavosi laiptai statesni. Ar galime mes, pavyzdžiui, nustatyti, kad kokioje angoje bus kokio statumo laiptai. Tai yra tokia vadinama angos dydžio kategorija. Tai yra angos dydžio parametras D. Angos dydžio parametras D nurodo, kurios statumo kategorijos laiptai tilps angoje. Tai dar prieš projektuojant laiptus galima pasiskaičiuoti angą ir žinosim, kokios statumo kategorijos laiptai tilps angoje. D yra gaunamas laiptų perimetrą P padalinus iš angos aukščio H. D yra lygu P padalintas iš H. Tai jeigu mes turime tiesius laiptus, tai mūsų perimetras yra lygu A. Jeigu mes turime L formos laiptus, mūsų perimetras yra lygu A plus B. Ir jeigu turime U formos laiptus, mūsų perimetras yra lygus A plus B plus C. Taigi, angos dydžio parametras. Laiptų statumas tiesiem laiptam, L formos laiptam, U formos laiptam. Jeigu anga yra didelė, tai yra angoje galime naudoti aikštelę, tai angos dydžio parametras L formos laiptam turi būti didesnis negu 2, U formos laiptam didesnis negu 2,5. Jeigu mes norime angoje pirmos kategorijos laiptų,
Reiškia, tiesiem laiptam angos dydžio parametras turi būti 1,5, 1,7, L formos 1,82 ir U formos 2,3, 2,5. Antros kategorijos matom tiesiem laiptam 1,3, 1,5, L formos 1,7, 1,8 ir U formos 2,3, 2,1. Trečios kategorijos angos dydžio parametrai ir ketvirta kategorija, kai mes jau turim, kad tiesiem laiptam, jeigu angos dydis yra tik tai 1,1, tai mes turėsime ketvirtos kategorijos laiptus. Jeigu tai L formos yra mažiau negu 1,6, tai irgi bus ketvirta kategorija ir U formos yra mažiau negu 1,9. Kaip dabar yra su pakopos ilgiu? Pakopos ilgis. Vidaus laiptų optimalus pakopos ilgis yra 90–100 cm. Jeigu būtų mažesnis pakopos ilgis, jisai siaurina praėjimą, siauriau praeiti, didesnis pakopos ilgis laikantis turėklą lemia lipimą ne laiptų viduriu. Tai yra, jeigu mes turime 95 cm pakopos ilgį, tai yra žmogus lipa laikydamasis turėklo. Jeigu pakopos ilgis yra 1,30 m, kartais klientai sako, noriu ilgesnių pakopų, bet tai tada žmogus lipa arčiau turėklo, tai yra jisai lipa ne laiptų viduriu. Nu kągi, suprojektuokime laiptus. Sakykime, kad turime U formos laiptų angą, kuri yra 3 m ant 2,10 ant 3 m, kurios aukštis yra 3,5 m, kurios pakopų ilgis yra 1 m, galime apskaičiuoti iš karto angos dydžio parametrą. Ir matome, kad mūsų angos dydis D yra 2,3 metrai. Pasižiūrime lentelę ir matome, kad šitoje angoje mums tilps pirmos kategorijos, tai yra patogus laiptai. Pavaizduojame šitą angą su visais parametrais. Nu ką, suskaičiuojame pirmo lipimo linijos ilgį. Tai yra mūsų U formos laiptų lipimo linija, kurios ilgį mums reikia suskaičiuoti. Kaip ją dabar geriau suskaičiuota lipimo linija? Nu ką, matome dvi tiesios atkarpos po 2 metrus bus. Viena atkarpa po 2 metrus, kita atkarpa po 2 metrus. Bus 4 metrai. Likusi dalis apskritimo, tai bus su diametru 1,1 metro arba radiusu dalinam per pusę 0,55 metro. Turime tokį pusę apskritimo. Prisiminkime mokyklą, apskritimo ilgio formulė yra 2πr. Tai vadinasi, tada pusės apskritimo ilgis bus πr. Tai galime suskaičiuoti 3,15 × 0,55. Šita dalis mūsų bus 1,73 metro. Tai yra lipimo linijos mūsų ilgis yra 4 + 1,73, 5,73 metro. Taigi, sudarėme mūsų angai laiptų lentelę. Aukštis yra 3,5 metro ir lipimo linijos ilgis yra 5,73 metro. Pritaikome 63 taisyklę, randame atsakymą, kad arčiausiai 63 yra 61,9, kai pakopų yra 20. Dabar žiūrim, ar šita taisyklė neprieštarauja 25 taisykliai. Žiūrim, kad pakopos plotis yra 28, reiškia yra daugiau negu 25, reiškia tokius laiptus mes turime projektuoti šitoj angoje. Taigi, suskaičiavome laiptų lentelę gavome. Pakopos aukštis 16,6, pakopos plotis 28,6. Vadinasi, visą lipimo liniją turime padalinti į 28,6 cm. Toks yra pakopos plotis. Į 2 metrus telpa 6 kartus po 28,6. Padalinam visas lygiai. Tai yra po 28,6 cm. Viena pusė, kur yra tiesi lipimo linija. Kita pusė, kur yra tiesi lipimo linija. Paskui prieinam iki apskritimo, kaip dalinti. Toliau lipimo linija pereina į apskritimą. Iš mokyklos prisimame apskritimo lanko ilgio formulę. L yra lygu APR padalinta iš 70, kur A lanko kampas. Tai reiškia, mes galime sužinoti, kokio mums reikia kampo. Tai prie mūsų 28,6, kad būtų toks lanko ilgis, mums reikia 29,8 laipsnio kampo. Ir tokiu kampu galime viską padalinti ir tada visą savo lipimo liniją pasiskirstom lygiai po 28,6 cm. Kadangi turime U formos laiptus padaliname į 3 zonas, kur sukasi tie laiptai. Tai mūsų zonos A, B ir C, D.
lipimo linijos ilgis AB projektuojasi į A1B1. Dabar kaip projektuojasi taisyklingi laiptai. Tai ta dalis AB projektuojasi į dalį A1B1. Dalis A ir B yra ilgesnė, dalis A1B1 yra trumpesnė. Dalies AB ilgis yra 238,7 cm, dalies A1B1 ilgis 200 cm. Padaliname 200 iš 238,7, gaunasi 0,837. Tai yra, gauname pirmos zonos projekcijos koeficientą K1. Lipimo linijos AB atstumus tarp taškų padauginame iš K1 ir gauname atstumus tarp taškų A1B1. Tai va šitos atstumus projektuojame į A1B1. Tai yra 28,6 kart 0,837, 23,9. Pažymime taškus linijoje A1B1, kokius gauname ir matome, va šitas atstumas projektuojasi į šitą atstumą, šitas į šitą ir susistatome taškus. Taip, lipimo linijos dalis BC projektuojasi į B1C1, BC į B1C1, BC dalis ilgis 93,5 cm, o B1C1 yra 10 cm. Padaliname, gauname antros zonos projekcijos koeficientą K2, padauginame 28,6 iš 0,1 ir gauname, kad čia gaunasi 3 taškeliai, tarp kurių atstumas 2,86 cm. Numatome, kad šitas ilgis projektuojasi labai mažą ilgį, tai čia yra pakankamai tankiai. Viską pakartojame su trečia zona, tai yra mūsų DC C1 D1 ir gauname projekcijas trečioje zonoje. Nu ką, dabar belieka sujungti taškus su jų projekcijų taškais. Tai sujungiame projekcijos tašką su taško. Ir matome, kad mūsų laiptai taisyklingai, geometriškai išsisuko. Mūsų pakopos plotis liko toks pats, kaip ir turi būti. Tai va, gauname geometriškai taisyklingą laiptų išplanavimą. Visi atstumai lipimų linija yra vienodo dydžio. Visi atstumai, kur lipam vienodo dydžio, visos pakopos tolygiai sukasi pagal projekcijas. Tai yra laiptų taisyklingas sukimasis pagal projekcijas. Nu, galim pavaizduoti, kaip yra netaisyklingas laiptų išplanavimas. O toje pačioje angoje turime netaisyklingą laiptų išplanavimą. Tai va, atstumai lipimo linijoje skiriasi, paskui pakopos stipriai susiaurėja, žmogus čia eina tiesiai, paskui staigiai sukasi ir čia va jau yra stiprus susiaurėjimas. Visos pakopos netolygiai sukasi, pradžioje eina tiesiai, paskui aštriai įsisuka. Tai matom, kad pakopos eina tiesiai, kaip važiuotumėt su mašina tiesiai ir paskui turi daryti labai aštrų posūkį. Tai vietoj to, kad daryti nuožuliai pradėti sukti iš karto, jums reikia suktis labai. Tai didelio susiaurėjimo paskui laiptai gali tapti pavojingais. Tai yra netaisyklingai išprojektuoti laiptai. Jie yra pavojingi. Dabar visą laiką klausimas būna laiptai su aikštele ar laiptai be aikštelės. Projektavimo požiūriu laiptų aikštelė susiaurina laiptų erdvę. Kitos pakopos gaunasi statesnės ir siauresnės, negu būtų toje pačioje erdvėje be aikštelės. Taigi mūsų angoje 3 m 2,1 ant 3, kur aukštis 3,5. Gavome laiptų parametrus, kad pakopos aukštis 16,6, plotis 28,6, kas atitinka pirmą statumo kategoriją. Toje pačioje angoje su aikštele gautume laiptų parametrus, kur pakopos aukštis 19,4, pakopos plotis 25 ir kas atitinka trečią statumo kategoriją. Taigi be aikštelės taisyklingi laiptai atrodo taip, su patogiais lipimo parametrais, pakopos aukštis 16,6, pakopos plotis 28,6. Jeigu toje pačioje angoje darytume su aikštelė, gauname pakopos aukštį 19,4, pakopos plotį 25. Ačiū už dėmesį.